Štai pavasarį pasitinkam pabaigtų vienu labai svarbiu projektu. Yra rekonstruotos 2 krantinės žiemos uoste, kurios vėliau tarnaus mum įrenginėjant visą kruizinį terminalą, kruizinio terminalo komplekso. Yra padaryta kas? Yra sienutė sutvirtinta. Krantinė buvo tikrai labai sena ir šiandien čia bus galima švartuoti iki 140 metrų ilgio laivus. Yra įrengtas šaligatvis, kuris vėliau ribosis su gatve, kuri ves į kruizinį terminalą. Ir tai leidžia tęsti darbus toliau. Tikimės, kad neužilgo galėsime pristatyti ir kitus etapus, kurie ir susiję su kruizinio terminalo įrengimu. Kaip matote, statyba vyksta pilnu tempu, kalami poliai, atsiprašome žmonių už tam tikrą nepatogumą triukšmaujant, bet šitie dalykai neužilgo baigsis ir mes tikrai einame į tai, kad 2027 metais turėtume nepaprastai gražią erdvę miestiečiam, turėtume nepaprastai funkcionalią krantinę, kurioje galės švartuotis ilgiausiai galimi laivai, kruiziniai laivai, kurie atplaukia pas mus į Klaipėdos uostą.